Sveiki, taigi parodau šiandieną nuo raktų gavimo, kaip atrodė patalpos prieš visą remontą. Tai štai kaip viskas atrodė ir iš tikrųjų labai kardinaliai viską pakeičiau ir žiūrėsime, koks gausis rezultatas pabaigoje. Iš tikrųjų, prieš tai buvęs remontas tikrai buvo tragiškas, sienos labai nelygios, nutrupėjusios, atšokusios, sienų spalva nevienoda ir daug visokių nešvarumų, tai reikėjo labai daug visko paruošti. Tai pradžioje, aišku, nusilupau ir nusišlifavau sienas, visus nelygumus, atšokusius dažus ir visa kita. Ir po to sekė, aišku, sienų plovimas, viską reikėjo nuplauti, visas dulkes, nešvarumus ir visa kita, kad gerai liptų visi kiti sluoksniai. O po to sekė be abejo kitas žingsnis. Kai jau viskas buvo paruošta, ėmiausi glaisto ir su glaistu glaisčiau visas sienas. Tai pirmiausia, aišku, pradėjau nuo savo didžiosios salės ir nusiglaisčiau kolonas, sienas ir visas kitas vietas. Tai pagrindinė ta kolona, kurią matėte pačioje pradžioje, tai jinai buvo žiauriai nelygi, labai netgi matėsi visi kampai, nelygumai, taip gaila, kad nepadariau pradinių nuotraukų iš arti, kad matytumėt, koks buvo stovis prieš visą tai. Bet rezultatas mane labai tikrai džiugino, nes viskas atrodė lygu ir gražu po to. Vėliau, kai reikėjo jau lipti į viršų ir glaistyti ir atlikti visus kitus darbus viršuje, tikrai buvo nemenkas iššūkis, nes aš kažkodėl bijau aukščio, nors niekada anksčiau nebijojau, bet nežinau, gal su amžium tų visų baimių atsiranda daugiau. Bet buvo labai tikrai nelengva, kojos tirtėjo, buvo baisu ir nežinau, labai buvo baisu. Kosmosas su kosmačiukais. Kai bijau aukščio, tai negaliu. So fucking proud. O Dievo, kojos kaip tirtėjo, kojos taip tirtėjo, kad negaliu, galvojau, nukrisiu bet kurią akimirką. Toks velnias nešė mane čia. Aš tikrai išpratėjau viena pati 200 kvadratų patalpas apsiimti, susigalvoti, išremontuoti, paruošti visą tai jums. Žiauriai noriu, labai noriu tai padaryti dėl jūsų, bet aš tikrai išpratėjusi. Ta prasme, čia yra kosmosas, kiek turiu eiti iš savo komforto zonos. Vau! Ta prasme, kojos tirta, baimės, akis pilnas, bet einu ir darau, čia yra kosmosas, 210 kvadratų erdvė. O Dieve, aš tikiu, kad rezultatas bus kosminis, bet oh my god, ta prasme, look at that. Kiek čia darbo?
įrašau voice over vien dėl to, kad tiesiog labai daug darbų, kai darai, nesinori tiek daug kalbėti, tai dėl to įrašau ant viršaus, jau pasakojant ir tikiuosi viskas gerai dėl to jums bus. Bet šiaip tai tiesiog noriu parodyti, kokį progresą pati padariau ir tikiuosi, kad jums bus gana įdomu žiūrėti. Štai čia jau padariau didįjį darbą iš tikrųjų, pagrindinėje salėje jau viską čionais užsiglaiščiau, palikau viską džiūti ir visur kitur taip pat. Po džiūvimo, kai visas patalpas jau nusiglaiščiau, tada ėmiausi be abejo šlifavimo, tai viską reikėjo nušlifuoti, kad būtų viskas lygu. Čia yra sunkiausia dalis ir tikrai mano nemėgstamiausia dalis. Turint omeny mano fizinį pasirengimą, tai buvo be galo sunku. Net kilo klausimai vienu momentu iš to pavargimo, tiesiog dėl ko aš tai darau ir kodėl ir kaip ir ką ir norėsiu pasiduoti ir mesti viską, bet prisiminiau dėl ko aš tai darau ir tiesiog tęsiau toliau ir džiaugiuosi, kad nepasidaviau ir tikiuosi pasiekti gerų rezultatų visame šiame projekte.